Nu tai sveiki visi žiūrovai ir sveiki atvykę į Kalaprozą Special Eurovizijos apžvalgas, kaip man esu jau pasiruošęs. Tai va hebra, viskas, nieko nelaukia, einame filmuoti Euroviziją. Tai čia kas? Siga noriu jo. Ok, pasižiūrim, kas čia nori ko. Kodėl jinai nori jo? Čiūvas, W rizina, dėjim. Ir kas čia per kostiumas? Kaip iš viešname pabėgus kokiam. Nežinau, taip atrodo. Gerai, skamba šudinai, kol kas paskištiek, gitara normalinė. Fui, ble. Ne, šitą skipinam lauk. FTR'as, net nežinau, ne. Gerai, kas čia bus? Valdas Lacko, ai nu va, pabandom. Nu gerai, pabandom iš naujo. Kaip sakė, kiekvienais metais. 60 metų šėlės turbūt toj bus. Ne, ką, Lietuva tai nedalyvauja, bet tokie žiūrim. Tai tada tau ir balsų nereikia. Nu, bleva, čia toks, nelabai Eurovizinė kažkokia daina. Man čia atrodo kaip Dėdukų baliaus gera daina. Nu, Dėdukam ten, pavyzdžiui, kažkoks balis, ten 8 metų sueina, visi ten sėdi giminė, žinot, prie suolų, žodžiu, dainuoja šitas dainas. O jis ten ant to stage'o. Nieko nereikia, man nereikia tau balso. Nu. Gal tu nebebandyk jau, žinok. Oh my god. Black or white, but I'm in shade Jėzus, oi. Kas čia, blem, musės skraido? Ne, kažkaip, žinokit, nelabai įdomu, kažkas, nežinau, nu. Ne, tiesiog čia verkia, mikrofoną ir verkia. Nu, verkim. Nu, į stand up. Paklausom. Stand up. What's wrong with the world we live in? It's burning men. They set their bill in man. Tai visą laiką tiesiog šešėlėje sėdė, blemba, kažkoks šešėlių meistras Voldemortas, blemba. Kas čia yra? Nu taip, praeitais metais ten prieš veidrodžius buvo, dabar čia šešėlėje sėdė. Jo, realiai visą pasirodė. Ai, va, šiek tiek šrinda. Gerai, vizualizacijos yra tikrai geros. Apranga, nu taip, apranga, normaliai, va, irgi švarku, kaip aš. Aš irgi galėčiau į dabar Euroviziją ir dainuoti. Man šiaip atrodo labiau kaip teisėjas, bet... Jo, šiaip, žinokit, nepatikėsit, bet mano balsas čia, žinokit, viską ten nusprendžia. Visus ten, kas patenka, kas ne, patikėkit. Va taip, jo. Tai jei aš pasakau, blema, taip ir bus, matysite. Rugilė kažkokia čia, Aikona Žemaitė, okei, pažiūrim. Aik, tu namas, man čiurpuliukai, kai šiaip pakirtų ten tos natos, nelabai skamba natos pirmusis. Galėtų būti švelnesnės kažkas tokio, bet tokia yra apranga kažkokia keista, bet... Gerai, čia yra tikrai ne Eurovizinė daina, iš karto galiu pasakyti. Čia pradžia yra ne Eurovizinė, fucking Eurovizija, ne? Ant šitos scenos, prieš visą Europą. Realiai aš žymiai geriau padainuočiau, vat aš žymiai geriau, man tik melodiją kažkas sukurkit, blem, padainuočiau žymiai geriau, garantuotai. Kas čia? Kas čia, blem? Kas čia, blem? Čia tiesiog sako žodžiais viską. Aš net padainuočiau, aš nesakyčiau, kaip čia kalba. Čia tiesiog kalba, realiai, čia yra kalba. Bet hebra žymiai geriau padainuočiau, okei? Viskas, renka mane ir viskas. Čia 0,5, Kalaproza renka mane, tipo, kaip bus. Žodžiu, tave yra aštinė, uždarom už kraimą ant scenos, kaip ratau. O kokia čia daina? Aistė Pilvelytė tarp žaizdžių tylos. Akis skamba lietuviškai pavadinimas. Okay, no. Kai sustoja vėjas.
Lorin iš temų kūrime. Kas šiaip per Lorin realiai iš temų? Tyla tampa garsu, tamsa šviesa. Bliam, aš žymiai geriau norėčiau, greičiau. O taip, pavryčiau, bet čia. Thomas G. One Night Level. Ok. My shoes are well polished, deep white like a snow. I try to be, but only you, my love, can take a bite of me and enjoy my company. Come on, clap to the beat. Come on, clap, clap to the beat. Come on, clap to the beat. Come on, clap, clap to the beat. Ok, čia jau yra arčiau, kol kas čia mano mėgstamiausias šiandien visų girdėtų. Tikrai dedu atyrą, tikrai nes, bet, blemba, galbūt jeigu labai daug apdirbėjus, yra įmanoma, kad, kažkas ten paeitų. Veditis mambo. Veditis, what the fuck is that? Ok. Ok, aš atpažįstu šitą stilių iš kažkur. Ne, čia tikrai ne Eurovizinė, galiu pasakyti, tikrai ne Eurovizinė daina, fuck no. Čia žiauriai, tikrai ne Eurovizinė daina, žiauriai ne Eurovizinė daina. Mambo ritmų blema. Nu gerai, dabar pasižiūrim tos balsavimus, aš nežinau, kas nepateko. Va. Ekranuose išvysite lentelę, kurioje komisijos... O, žiūrėkite. What the fuck, Rugėliai, Davidai, kažkokia kalaproza vyriška, moteriška versija. Čia kažkokia gatvynė. Pamiršau jau, kas čia buvo. 10, Tomas G. Čia ne šitas buvo tas geras, Tomas, jo, čia šitas geras 8 tik tai. Noj tik tai 6, nu gerai, tarp. Žiūrovų, Noj. Tik štuka ten 2 valgė, Marija. Bet pirma vieta Noj, gerai. Rugėliai, what the fuck, man. No way, kad nekeliauja. 402 balsai. Mambo čia, ta kažkokia 500, tai nebuvo labai gerai. Mes žiūrėkit turim, okei. Nu ir kas iš viso? Čia laimė tada. Tuolis Siga. 7 vietoje Valdas Lacko, 4 balai. Kaip ir turi būti. 6 vietoje Aistė Jo, kaip ir Piliulytė, turi 5 būti. balai. Jeigu gero vėl daug šit. 5 vietoje Veditis, 6 balai. Ne Eurovizija 4 visiškai. vietoje Elizabeth Olčiai, Okei. 7 balai. Na ir nedidelė intriga. Nedidelė intriga. Nėra čia intrigos. Čia 0 intrigos. Daugiausiai komisijos ir Ne, žiūrovų balų. Maža labai intriga. Keliaus į finalą. Ir 3 vietoje Thomas G. Ei, 8 balai. nepateko. No way, ta Rugilė ten pateko į finalus. No way, Black Kalaproza iš moteriška versija, kur ten scenus kalba, pateko į finalus. Ne, tai apsišykit, nu. Tai apsišykit, nu. Gerai, čia ir aš kaltas, kad aš tipo šiais metais neįjau, nu žinau. Gerai, tai va, ačiū, kad žiūrėjote šiandienos labai keistą Dokšit Eurovizijos apžvalgą, nes Eurovizija šiais metais Dokšit, kinda. Pradžia, nu tipo, pradžia, lietuviška Eurovizija. Pradžia. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote su komentatorium Kalaproza. Nu ir sutiksime antrame epizode.